Projektas Lietuvos tūkstantmečio vaikai jau antrąjį sezoną sveikina smalsiausius ir išmintingiausius Lietuvos moksleivius. Šiais metais nuveikėme daug, o ir švęsti progų taip pat turėjome. Mūsų valstybė minėjo 20-asias nepriklausomybės atkūrimo metinės. Vaikai iš visos Lietuvos lankėsi iškilmingame posėdyje Seimo rūmuose. Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų pajusite medaus ir kraujo skonį. Išgirsite volungę prieš lietų, šaukiant. Užuosit šieno ir liepynų kvapą. Lietuva! 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 Vaikai dar kartą prisiminė Lietuvai svarbius įvykius. Daugumai iš jūsų neteko su jauduliu stebėti daugiatūkstantinių sąjūdžio mitingų. Trispalvių jūros, bet šalia mūsų yra mums visiems svarbių akimirkų gyvi liudininkai. Ir dalyviai tai sąjūdžio žmonės. Visus susirinkusius iškilmingai pasveikino Lietuvos tūkstantmečio vaikų nugalėtoja Kristina. Lietuva tai mano namai. Namai, kuriuose jauku, kuriuose gera ir į kuriuos visada norisi sugrįžti. Namai, kuriuose skamba kasdien pati gražiausia pasaulyje lietuvių kalba. Šiandien Lietuvai švenčiant savo nepriklausomybės atkūrimo 20-metį sveikinu jūs visus vardu tų, kurie jau gimė ir augo nepriklausomybę atkūrusioje ir ją įtvirtinusioje Lietuvoje. Tikiu, kad mūsų karta gyvens ir dirbs Lietuvoje ir Lietuvai. Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų laidos nugalėtojais. Šiandien jų gretas papildys dar vienas Lietuvos tūkstantmečio vaikas. Šį vakarą mes rinksime šauniausią septintoką, tad dar kartą prisiminkime juos visus. Aistis Talaučinskas, Kaišiadorių Vaclovo Giržado pagrindinės mokyklos auklėtinis. Šis vaikinas turi begalę įdomių pomėgių. Jis sportuoja, piešia, groja akordeonu, domisi Lietuvos istorija, aktyviai serga už Kauno Žalgirį ir labai mėgsta žvejoti. Kitas finalininkas Justas Juknys iš Ukmergės Šilo vidurinės mokyklos. Justas taip pat dalyvavo pirmame septintokų pusfinalyje ir tik paskutinėme etape nusileido Aisčiui. Justas yra Nacionalinės mokslo akademijos narys. Jis mėgsta žaisti futbolą, iš medžio drožinėti įvairiausius dirbinius ir, žinoma, mokytis. Antrojo pusfinalio ketvirtame etape susikovė 2 laidos senbuviai, pernai dalyvavę šeštokai. Tai Panevėžio 5-osios vidurinės mokyklos septintokė Emilija Rudzinskaitė ir Šeduvos gimnazijos auklėtinis Mantas Masiulis. Emilija yra aktyvi, domisi mada, rašo straipsnius mokyklos laikraščiui, groja pianinu ir yra itin linksma bei draugų mylima mergaitė. Emilija pusfinalėje pasirodė puikiai, tačiau ketvirtajame etape nusileido gudragalviui Mantu. Šis septintokas sako, kad yra paprastas kaimo vaikas, tačiau tuo labai didžiuojasi. Vaikinas mėgsta skaityti enciklopedijas, gilinti tautos istorijos žinias ir vaikščioti po savo paties sodintą eglynėlį. Trečiajame septintokų pusfinalyje dalyvavęs Gabriel Borta iš Klaipėdos Vyturio pagrindinės mokyklos ypatingas vaikas ne vien dėl išskirtinio vardo. Gabriel mėgsta fotografuoti, ypač paukščius, dievina knygas ir žaidimą šaškėmis. Gabriel puikiai pasirodė pusfinalyje ir tik paskutinėme etape kaip tikras džentelmenas nusileido šauniai Urtei iš Skuodo. Urtė Jucevičiūtė mokosi Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje. Tai mergina, kuria labai didžiuojasi jos tėvai, bendramoksliai ir mokytojai. Urtė groja pianinu, pati sau kūrė choreografinės kompozicijas, važinėja riedučiais, organizuoja renginius ir atlieka dar daug įvairiausių dalykų, kurių net neįmanoma išvardinti. Šiandien Urtė bandys įrodyti, kad patys šauniausi septintokai gyvena Skuode. Ar jai pavyks?